Aleliuja, mano širdis atvira. Pripildyk šią salę savo artumu. Prisiliesk. Mano širdis atvira. Pripildyk savo jėgą ir šlovę. Šventoji dvasia, prašau tavęs, pripildyk šią salę. Tiesiog dabar. Ačiū tau. Aleliuja. O Dieve, ačiū tau, koks tu tikras. Ačiū tau, viešpatie. Dieve, tiesiog dabar. Tavo brangus buvimas, šventoji dvasia. Ačiū tau, mes sveikiname tave šioje vietoje. Dieve, šventoji dvasia, pripildyk šią salę tiesiog dabar. Pripildyk ją. Ačiū. 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 Ačiū tau, kad tu esi čia. Ačiū tau už tavo tikrą buvimą. Ačiū tau, viešpatie. Aš dėkoju tau. Aleliuja. O ačiū tau. Ačiū tau. Ačiū. Brangi šventoji dvasia, prašau tavęs, tegul šiandien iš tavo buvimo išeina tavo brangus patepimas. Ir tegul šiandieną tuo patepimu būna išgydytos pačios sunkiausios ligos, diagnozės, nuosprendžiai. Aš esu taip dėkingas tau, šventoji dvasia. Tai yra tavo akimirka. Prisiliesk, šventoji dvasia, prisiliesk. Pripildyk šią salę. Tavo patepimas. Tegul pripildo šią salę. Prisiliesk. Brangus draugė, užmerk akis, užmiršk apie visus. Lauk tikro šventosios dvasios prisilietimo. Žmonės, kurie dabar serga, kurie sėdi neįgaliųjų vežimėliuose, tie, kurių kūnas stipriai pažeistas, tie, kurių kūną užvaldė vėžiniai augliai. Aš laukiu šventosios dvasios, kad jos patepimas dabar išsilietų gydymui. Patepimas tai tikra šventos dvasios energija. Tai jos jėga, kuri ateina iš dvasinio pasaulio į fizinį pasaulį. Ir žmogus patiria stebuklą savo kūne.
Prisiliesk, prisiliesk, pripildyk šventoji dvasia. Dabar ką tik pradėjo veikti gydanti jėga ir kažkam dabar kairiajame klube pradėjo veikti gydanti jėga. Taip pat kelio srityje ir šiek tiek aukščiau klubo, ten dabar veikia gydanti jėga. Žmonės, kurie serga, dabar galite uždėti ranką ant skaudamos vietos. Šventoji dvasia, prašau tavęs, prisiliesk Jėzaus vardu. Prisiliesk tavo prisilietimu tiesiog dabar. Ir tegul nuo patepimo, tiesiog šią akimirką, nukrenta bet koks jungas. Lygos, prakeikimai, tiesiog dabar. Jėzaus vardu, tiesiog dabar. Tvarkdariai, nejudėkite dabar. Tiesiog dabar Jėzaus vardu. Šiuo momentu lygų prakeikimai, negalių, giminės prakeikimai, tiesiog dabar šiuo momentu tebūna sugriauti. Jėzaus vardu, Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. Yra kažkas, kas prieš keletą metų pateko į avariją ir dabar negalite vaikščioti. Tiesiog dabar atsikelkite ant savo kojų. Tiesiog šiuo momentu gydanti jėga jau yra šioje salėje. Šventosios dvasios jėga juda šioje salėje. Jėzaus vardu šventoji dvasia, prisiliesk. Tiesiog dabar. Aleliuja, aleliuja. Tegul šiandien būna sunaikintas kiekvienas prakeikimas, kuris pasodino žmogų į vežimėlį, kuris atnešė skausmą ir kančią, visi, kurie serga onkologinėmis lygomis, tiesiog dabar. Jėzaus Kristaus vardu aš griaunu vėžio dvasią. Tiesiog šiuo momentu. Šėtoniška jėga, pasitrauk dabar. Aš įsakau kiekvienam augliui nudžiūti Jėzaus vardu. Visoms vėžinėms ląstelėms įsakau išnykti Jėzaus vardu. Artrito ir artrozės dvasia. Tiesiog dabar aš tave sugriaunu Jėzaus vardu. Pradėkite daryti tai, ko negalėjote daryti. Tiesiog šiuo akimirką. Jėzaus vardu. Jėzaus vardu. Jėzaus vardu. Aleliuja. Aleliuja. Dieve, ačiū tau. Ačiū tau viešpatie. O mano Dieve. Aleliuja. Aleliuja. Šventoji dvasia, prisiliesk, 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 prisiliesk. Ačiū tau, šventoji dvasia. Judėk šitoje salėje. Aleliuja. Aleliuja. Šventoji dvasia. Dieve mano, Dieve mano. Dievo jėga pradeda judėti šioje salėje, draugai. Ir tie prakeikimai, kurie slėgia jūsų gyvenimą, dabar krinta po jūsų kojomis. Nes šventosios dvasios prisilietimas išlaisvina žmogų nuo prakeikimo ir ligos, kuri buvo jį surišusi. Todėl tiesiog dabar Dievo jėga yra čia. Mes giedosime jam ir tegul jis juda šioje salėje. Šventoji dvasia, man reik tavęs. Aleliuja. Brangi šventoji dvasia, pasakyk jai šiuos žodžius. Šventoji dvasia. Tavęs, viešpatie, mes laukiame. Šventoji dvasia. Tavęs man reikia. Šventoji dvasia. Tavęs aš laukiu.
Prisiliesk. Mano širdis atvira, o Jėzau, prisiliesk. Pripildyk. Pripildyk savo jėgą ir šlovę, šventoji dvasia. O Viešpatie, tavęs man reikia. O Jėzau, šventoji dvasia, tavęs aš laukiu. Prisiliesk. Mano širdis atvira, o mano Dieve, pripildyk savo jėgą ir šlovę, šventoji dvasia. Tavęs man reikia, šventoji dvasia. Tavęs aš laukiu. Prisiliesk. Mano širdis atvira. Pripildyk savo jėgą ir šlovę, šventoji dvasia. Tavęs man reikia, šventoji dvasia. Tavęs aš laukiu. Prisiliesk. Prisiliesk Viešpatie. O prisiliesk, didis Dieve, šiandien prie kiekvieno. Pripildyk. Šventoji dvasia. O brangi šventoji dvasia. Tavęs man reikia. O mano Dieve. Pripildyk šią salę savo buvimu. Prisiliesk, mano širdis atvira. O Viešpatie, pripildyk savo jėgą ir šlovę. O Viešpatie, mums reikia tavęs, didis Dieve. O Viešpatie, mano Dieve, o Viešpatie, aleliuja, 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 aleliuja. O šventoji dvasia, o tiesiog dabar meldžiu tavęs, brangi, tu esi šitoj salėj, prieik ir prisiliesk, prisiliesk, o šventoji dvasia. Tu kūrėjas į dangaus ir žemės, o brangi šventoji dvasia, kuri nužengė sekminių dieną, o šventoji dvasia, šventoji dvasia, šventoji dvasia, prisiliesk. O mano Dieve, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Yra žmonės, kuriem tiesiog dabar, prie kurių prieina šventoji dvasia ir liečiasi prie jūsų ir išlaisvina jūs. Išlaisvina mane ir jūsų tikrovę. O mano Dieve, aleliuja, aleliuja, aleliuja. O Viešpatie, prisiliesk. O šventoji dvasia, pereik per šią salę, meldžiu tavęs, Dieve, prieik prie kiekvieno, kuris trokšta širdyje. Šventoji dvasia nematoma abejingų širdžių, bet ji prieina prie kiekvienos trokštančios širdies. O šventoji dvasia, prieik tiesiog dabar. Nėra nieko brangiau nei tu, šventoji dvasia. Tu esi čia dabar šioje žemėje. Ir tu esi pati didžiausia brangenybė, kuri yra mano gyvenime. Ir aš prašau tavęs, šventoji dvasia,
Pasigailėk. 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 Šventosios dvasios prisilietimas visiškai pakeičia visą tavo gyvenimą. Jis visiškai pakeičia tavo žemišką kelią. Šventosios dvasios prisilietimas atveria tau dangaus realybę. Didžios Dievo šlovės realybę. Šventosios dvasios prisilietimas atveria tau šias duris, kuriuose tu žinai, kad viskas yra įmanoma. Atveria duris išgydymui. Net sunkiausios ligos išgydymui. Ten, kur pati sunkiausia diagnozė. Tačiau šiandien šventoji dvasia paliečia ir duris atsiveria ir tu atsistoji kaip sveikas žmogus. Aleliuja. O mano Dieve, aleliuja, aleliuja. Ir ten, kur aklavietė, kur skausmas, kur šiandien kančia, kur šiandien neviltis. Šventosios dvasios prisilietimas atveria duris iš bet kokio kalėjimo. Aleliuja. Viešpaties dvasia dabar yra šioje vietoje ir jį patepė. Aleliuja, aleliuja. Išveda iš kalėjimo šiandien šioje salėje. Išėjimas iš kalėjimo, iš ligos kalėjimo, prakeikimo kalėjimo, skausmo ir nevilties kalėjimo, asmeninio gyvenimo kalėjimo. Šiandien šventoji dvasia jį patepė mus išvesti iš kalėjimo. Aleliuja. O mano Dieve, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Dieve, Dieve, Dieve. Dieve, Jėzaus vardu, aleliuja, aleliuja. Pakelk savo rankas, melskis dabar. Šventos dvasios troškimas dabar yra svarbiausia tau. Jėzaus vardu, Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. O mano Dieve, o mano Dieve. Tegul šis patepimas šiandien Dieve sunaikina pačius stipriausius prakeikimus šioje vietoje. Tegul jie bus sudaužyti. Šventoji dvasia. Tegul ši vieta šiandien tampa kapinėmis visiems prakeikimams ir ligoms. Jėzaus vardu, Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. O mano Dieve, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Dieve, koks tu geras, aš meldžiu tavęs viešpatie tiesiog dabar. Draugai, būtent šią akimirką aš pajutau, vėžio prakeikimas ką tik buvo sugriautas. Dabar šioje salėje yra žmogus, kuris gavo išgydymą. Būtent dabar, aleliuja, Dieve, ačiū tau. Dabar vėžio prakeikimas yra sunaikintas. Jūs turėjote vėžį pilvo srityje. Dabar visiškas išgydymas. Moteris, kuri turi cistą ir problemą kairėje krūtyje. Dabar ten visiškas išgydymas. Dabar vėžys pasitraukia. Kažkas turi vėžį kaklo srityje. Dabar visiškas išgydymas. Dabar Jėzaus Kristaus vardu. Dieve, aš dėkoju tau, dėkoju tau, dėkoju tau. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Aleliuja, aleliuja. Žmogus, kurio koja buvo stipriai ištinusi, kaip didžiulis rąstas, dabar gauna visišką išgydymą Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. Draugai, dabar melskitės. Šventoji dvasia yra šioje salėje, šventoji dvasia yra šioje salėje, jos tikroji jėga ir patepimas išlaisvina belaisvius. Dabar šioje vietoje nėra jokių kliūčių. Tie žmonės, kurie žiūri tiesioginę transliaciją, dabar nėra jokių kliūčių. Galbūt tu to nematei, bet dabar tu esi išgydomas. Tiesiog dabar atsistok ant savo kojų ir daryk tai, ko negalėjai daryti. Aleliuja, aleliuja. Pripildyk. Pripildyk, pripildyk. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Gerasis Dieve, tai tavo laikas, šventoji dvasia. Mes susirinkome čia dėl tave, šventoji dvasia. Mes susirinkome dėl tave, šventoji dvasia. Mes susirinkome dėl tave, šventoji dvasia, kad dar ir dar kartą būtų išaukštinta šlovė Jėzui, mūsų viešpačiui. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Draugai, šventoji dvasia dabar yra čia. Dieve, Dieve, aleliuja. Šlovė tau ir garbė tau. Aš dėkoju tau, aš aukštinu tave. Ačiū tau, didysis Dieve. Šventoji dvasia, mano viešpatie, man tavęs reikia. Šventoji dvasia,
Tavęs aš laukiu. Prisiliesk. Mano širdis atvira. Pripildyk savo šlovę ir jėgą. Šventoji dvasia, man tavęs reikia. Šventoji dvasia, tavęs aš laukiu. Prisiliesk. Mano širdis atvira. Pripildyk savo jėgą ir šlovę. Pakelk dabar savo rankas į jį. Šventoji dvasia, tavęs aš laukiu. Prisiliesk. Mano širdis atvira. Pripildyk savo jėgą ir šlovę. Šventoji dvasia. Во имя Иисуса. Jėzaus vardu. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Jėzaus vardu tiesiog dabar. Разрушается проклятие. Sugriaunamas В prakeikimas. этот момент, друзья, Šią akimirką, draugai, вот в той части зала, там сейчас toj salės движение pusėje, Святого Духа, в разрушении ten veikia проклятия. dabar šventoji dvasia ir vyksta prakeikimo sugriovimas tiesiog šią akimirką. В этот момент делай то, Šią чего akimirką ты не daryk мог tai, делать. ko negalėjai daryti. Сердце твое сейчас наполняется Tavo верой. širdis prisipildo tikėjimo. Друзья, атмосфера чудес пришла в этот зал. Draugai, Атмосфера чудес stebuklo пришла в этот atmosfera зал сейчас. nusileido į šią salę. Stebuklo atmosfera nusileido į šią salę. O, aleliuja, šventoji dvasia. O, prisiliesk, šventoji dvasia. Stebuklų atmosfera nusileido į šią salę. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Атмосфера чудес. Stebuklo atmosfera. Проклятие разрушается. Prakeikimas sugriaunamas. Проклятие, которым Prakeikimas, прокляли весь kuriuo ваш buvo род, prakeikta visa jūsų giminė. вашу семью, когда-то Jūsų проклинали. šeima kažkada И говорили buvo проклятие prakeikta. на детей. Buvo tariami prakeikimai И vaikams. сейчас это проявляется Ir dabar tai конкретно konkrečiai в pasireiškia болезни, в lyga ваших костях. jūsų kauluose. Исцеление сейчас. Visiškas išgydymas dabar Jėzaus vardu. О мой Бог, O mano аллилуйя, Dieve, аллилуйя. aleliuja, aleliuja. Prisiliesk. 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 O mano Dieve, aleliuja, aleliuja, aleliuja. Боже, спасибо тебе. Dieve, спасибо dėkoju tau, dėkoju tau. Šventoji dvasia, šventoji dvasia, šventoji dvasia. тебе. Коснись! Touch! Prisiliesk. Дайте мне вот там женщину, я вижу. Atveskite man tą Дайте moterį. эту женщину сюда. Atveskite Во ją имя čia. Иисуса, во имя Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. Prisiliesk. Освободи её полностью. Visiškai ją išlaisvink. Dieve, meldžiu tavęs. Tegul šią akimirką, Пусть проклятия рушатся. tegul prakeikimas sugriūva. Дух Святой. Друзья, Šventoji dvasia. Draugai, ten, kur yra šventoji dvasia, ten, kur yra jos buvimas, ten, kur yra jos patepimas. Visi prakeikimai, kurie buvo paveldėti ar užtraukti, tiesiog byra po jūsų kojomis. Būtent dabar tai yra tas momentas, kai jums reikalingas prisilietimas, kai reikia viską pamiršti ir pasakyti: brangiausiasi tu, šventoji dvasia, aš noriu tik su tavimi nuo šios sekundės eiti šio gyvenimo keliu. Todėl tiesiog dabar pakelk savo ranką ir sakyk: šventoji dvasia, paliesk mane, paliesk mane, paliesk mane, paliesk mano gyvenimą, tiesiog dabar. Ir tegul kiekvienas prakeikimas, kuris yra jūsų kūne, dabar būna sugriautas Jėzaus vardu. Tegul kiekvienas prakeikimas, kuris gali būti jūsų sieloje, te būna sudaužytas Jėzaus Kristaus vardu tiesiog dabar. Tegul kiekvienas prakeikimas jūsų asmeninėme gyvenime, aš sugriaunu tą prakeikimą Jėzaus vardu. O mano Dieve, aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Пусть разбито будет это Tegul проклятие. šis prakeikimas ant jos dabar būna sudaužytas Jėzaus vardu. Tiesiog dabar. Aleliuja. Mano Dieve. O šventoji dvasia, šventoji dvasia, šventoji dvasia. Коснись, Prisiliesk. коснись, Prisiliesk. коснись. Prisiliesk. О мой Бог. O mano Dieve. Prisiliesk. О Лара Масая Рамашика. Наполнить сейчас этим помазанием. Pripildyk dabar šiuo patepimu. Ir tegul nuo patepimo nukrenta bet koks jungas. Prašau tavęs, šventoji dvasia, pripildyk kiekvieną ištroškusią širdį, kiekvieną ištroškusią širdį. Taip pat visus, kurie dabar stebi mus tiesiogiai. Dieve, kiekvieną trokštantį pripildyk. Šventoji dvasia tavo patepimu, tavo buvimu, brangiu. Ir tegul dabar, nuo šio patepimo, draugai, nuo šio stipraus patepimo, kuris yra šioje scenoje, šioje salėje, nuo šio patepimo, tegul nukrenta bet koks jungas, kuris laikė jūs dešimtmečius, kuris galbūt laikė visą šeimos medį. O, aleliuja. Ši jėga dabar yra čia. Aleliuja. O mano Dieve. O mano Dieve, aleliuja. O mano Dieve, aleliuja. Jėzaus vardu, prisiliesk. Jėzaus vardu, Jėzaus vardu, Jėzaus vardu. Pilna laisvė. Mano Dieve. Aleliuja, aleliuja. Tegul patepimas stiprėja. Prisiliesk. Prisiliesk. Patepimas stiprėja, Viešpatie, ačiū tau. Prisiliesk, 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 prisiliesk. Mano Dieve, pripildyk. O šventoji dvasia, pripildyk, 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 pripildyk tiesiog dabar. Paliesk, paliesk. Mano Dieve, mano Dieve, Viešpatie. Šventoji dvasia, aleliuja. Aš dėkoju tau. Ačiū tau. Šventoji dvasia, aš dėkoju tau. Ačiū tau. Šventoji dvasia, ačiū tau. Ačiū tau. Šventoji dvasia, aš dėkoju tau. Ačiū tau. Dabar aš sugriaunu šią epilepsijos ligą. Kažkas šią akimirką buvo išgydytas. Priimkite savo išgydymą. O mano Dieve, ačiū tau, šventoji dvasia. Šventoji dvasia. Tegul tavo gydanti jėga šiandien perina per mūsų kūną ir mūsų gyvenimą. Kad visas mūsų gyvenimas būtų pripildytas tavimi, Viešpatie. O mano Dieve, aleliuja. Ačiū tau. O šventoji dvasia, man tavęs reikia.
Sakyk tai jam dabar. Говори это, Sakykite tai осознавая giliai глубоко. suvokdami. Прикоснись. Prisiliesk. Прикоснись. Prisiliesk viešpatie. О мой Бог, O mano Dieve, pripildyk своей силой. savo jėgą О мой Бог, ir šlovę. O mano Dieve, šventoji dvasia, prisiliesk. пусть помазание Божие наполнит Tegul его. Dievo patepimas pripildo, Наполни. pripildyk. Боже мой, аллилуйя. Dieve mano, aleliuja, aleliuja. Помазание Твое, Боже, Patepimas tavo Dieve, te būna ant jo, prisiliesk. Šventoji dvasia, man tavęs reikia. Šventoji dvasia, o šventoji dvasia, tavęs aš laukiu. О Боже, O Dieve, prisiliesk, prisiliesk, prisiliesk. Pakelk savo rankas ir pasakyk jam apie tai. O mano Dieve, o Jėzau, o šventoji dvasia, tavęs man reikia, mano viešpatie. Šventoji dvasia, tavęs aš laukiu. Laukiame tavęs viešpatie. Prisiliesk, prisiliesk, mano širdis atvira. Pripildyk savo jėgą ir šlovę. Дух Святой. Šventoji dvasia. Там, где Дух Святой, друзья, Ten, на kur этом šventoji месте dvasia, сейчас draugai, атмосфера чудес. šitoje vietoje yra stebuklo atmosfera. И то, что было для тебя невозможно, Ir tai, kas buvo tau в neįmanoma, присутствии Святого Духа, šventos dvasios когда ты artumoj, переживаешь Его kai tu помазание, patiri jos в patepimą, этот момент ты можешь tą получить akimirką tu любой gali gauti ответ bet kokį на atsakymą любую молитву. į bet kokią В maldą. Его присутствии Он Jos простирает artumoj к тебе свой скипетр. Jis ištiesia į tave savo И это skeptrą. значит Ir tai reiškia жезл милости для тебя. malonės Чтобы skeptras сегодня tau, ты получил kad tu ответ šiandien gautum atsakymą. и в твою жизнь вместо, Ir į tavo gyvenimą vietoj lygos ateitų išgydymas. вместо проклятия пришло Vietoj благословение. prakeikimo Друзья, мы ateitų сейчас palaiminimas. в этом месте. Draugai, mes esame dabar šioje vietoje, mes šioje salėje, šiame tarnavime. Всё, что здесь происходит, Viskas, мы kas на čia самом vyksta, деле, друзья, я как mes пастор iš делаю tiesų, draugai, только aš для kaip него, pastorius для Духа Святого. darau tai dėl šventosios И dvasios. когда собираются люди, всё Ir это kai susirenka во имя žmonės, Иисуса Христа. visa tai dėl Jėzaus Для vardo. того, чтобы Дух Ir dėl Святой to, мог kad прийти. šventoji dvasia galėtų ateiti ir kažką И padaryti. прямо сейчас так пусть Ir будет tiesiog здесь dabar атмосфера веры в твоем te сердце, būna dabar потому tavo что širdė здесь, tikėjimo здесь atmosfera, сейчас nes его ji yra присутствие, dabar čia, атмосфера dabar yra чудес. jos buvimas čia ir stebuklo atmosfera čia. Я знаю, кто-то Aš молится žinau, сейчас, kažkas meldžiasi dabar и ты должен молиться. ir tu turi Я не melstis. уйду сегодня Aš отсюда. neišeisiu iš čia Я не šiandien, уеду сегодня aš neišvažiuosiu šiandien iš получив čia, свой ответ. negavęs savo atsakymo. Поднимите свои руки. Pakelkite savo rankas. Aleliuja. Спасибо тебе, Дух Святой. Ačiū tau, šventoji dvasia. Я молюсь за O всех šventoji телевизионных dvasia, meldžiuosi už visus televizijos žiūrovus tiesiog dabar. Дух Святой, Šventoji dvasia yra visur esanti. Он вне времени и Ji пространства. yra virš laiko ir erdvės. Прямо в этот момент, когда вы Tiesiog смотрите, šią akimirką, kai jūs Дух žiūrite, Святой наполняет вашу šventoji комнату, dvasia pripildo jūsų kambarį. Ji pripildo jūs prie jūsų ekrano, prie jūsų Он kompiuterio. наполняет вас прямо Ji сейчас. pripildo jūs tiesiog Я dabar. молюсь. Ir aš Посмотрите meldžiuos. прямо сейчас и проверьте. Tiesiog dabar Этот patikrinkite. момент, когда я сейчас Šią akimirką, kai aš dabar pasimelsiu, šventosios dvasios buvimas pripildys jūs, net jeigu jūs esat kito žemės pusėje. Aš prašau tave, šventoji dvasia. Tiesiog dabar пол, pripildyk, газ, prisiliesk. низ. Aleliuja.
Prisiliesk. Помазание Patepimas касается вас. prisiliečia prie jūsų. Святой, Šventoji dvasia вездесущий, yra visur esanti, всемогущий Бог, visagalis Dievas, любящий тебя mylintis лично, tave asmeniškai, способный забрать твою болезнь, galintis paimti tavo lygą ir negalę, galintis padėti tau tavo situacijoje. Иисуса Христа. То есть Jėzaus наполнится твоим Kristaus сердцем vardu, сейчас tegul верой. tavo širdis prisipildo tikėjimu, priimk savo išgydymą, priimk savo stebuklą, priimk atsakymą į savo gyvenimą, priimk naują gyvenimą ir naują likimą Jėzaus Kristaus vardu, tiesiog dabar. Aleliuja. Господь, O viešpatie, Господь, o viešpatie, prisiliesk, prisiliesk, prisiliesk. O mano Dieve, prisiliesk, 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 prisiliesk. Mano Dieve, aleliuja, aleliuja, aleliuja. возможно, в вашей жизни Galbūt jūsų gyvenime yra такое skausmas. может быть Ir tas skausmas gali būti из-за неправильного отношения. dėl neteisingų santykių su kažkuriuo iš artimųjų, galbūt jūsų šeimoje. Tas skausmą Выносить ваше личное. gali sukelti jūsų asmeninis gyvenimas, šeima. Может, это боль, Galbūt tą skausmą какое-то душевное, sukelia kažkoks sielos, связь. kažkoks sielos ryšys. Может быть, вы в душе Galbūt savo sieloj подвержены какому-то Jūs- родовому демону. paveikti giminės demono. Может быть, Galbūt вы в своей жизни видите jūs savo обстоятельства, gyvenime, savo что-то, aplinkybėse что буквально matote поражает kažką, вас. kas jūs Если pažeidžia. я говорю сейчас о вас, и Jeigu это aš tai ярко dabar выражено, sakau apie jūs ir jūsų gyvenime tai ryškiai pasireiškia, aš dabar paprašysiu šventosios dvasios, чтобы он пришел именно kad туда, ji где у вас ateitų есть боль. į tą vietą, kur yra То, skausmas. что вы должны сделать, Tai, ką jūs turite padaryti, jūs turite ярко выраженно показать это Духу Святому. aiškiai parodyti tai šventai dvasiai. Посредством Dėka ясного, чёткого, aiškaus, ryškaus, сформированной нужды. suformuluoto poreikio. Покажите ему сейчас. Parodykite Я dabar попрошу, jai tai. Ir aš paprašysiu, именно эту сферу возьмите kad как būtent одну tą sritį paimkite вещь, vieną, которая может доминировать vieną в вашей dalyką, жизни. kuris galbūt dominuoja jūsų gyvenime. И прямо сейчас Ir tiesiog dabar закройте свои глаза, užmerkite savo akis, протяните свою одну руку ištieskite savo vieną ranką delnų į viršų, перед собой. tiesiai į priekį И prieš представьте, save. что эта Ir нужда įsivaizduokite, сейчас у вас на ладони, kad tas и вы poreikis dabar yra показываете ant jūsų delnų ir jūs parodote tai šventai dvasiai. Держите это сейчас в своей Laikykite голове. dabar tai savo galvoje. В этот момент Ir šią akimirką Дух Святой šventoji dvasia prieis prie jūsų. Господь, O viešpatie, молю тебя, Дух aš meldžiu Святой, tavęs, šventoji dvasia, прямо сейчас. tiesiog dabar. О, Дух Святой, друзья, O присутствие šventoji dvasia, такое draugai, сильное. jos artumas toks stiprus. O šventoji dvasia, О, тач! prisiliesk, О, мой prisiliesk. Бог, O mano Dieve, Дух Святой, подойди. šventoji dvasia Прямо prieik. сейчас. Tiesiog dabar. Кто-то прямо ощущает, как Kažkas к нему jaučiat, приблизился kaip prie некто jūsų невидимый. priejo kažkas nematomas. Вы ощущаете это Ir jūs реальное jaučiat присутствие. tai realiai, Я хочу jo вам artumą. сказать, Ir aš noriu jums pasakyti, если бы вы видели своими духовными jeigu глазами, jūs matytumėte savo dvasinėmis сейчас к akimis, вам подходит dabar prie jūsų prieina kažkas Сыну Человеческому, panašus į Иисусу, žmogaus sūnų, į Jėzų Kristų. подходит прямо к вам. Prieina prie jūsų. И он смотрит, Ir jis žvelgia, смотрит на jis вашу žvelgia į jūsų delną. на то, что Jis žvelgia į tai, ką jūs dabar показываете jam rodote. в этот момент. Ir šią akimirką Он ложит jis свою deda руку, savo свою ranką, ладонь на твою savo ладонь. delną ant tavo Говорит, delno. «Я исцеляю Ir jis sako, aš твое gydau обстоятельство».
Aš išgydau tavo aplinkybės. Aš darau tave nugalėtoju. Aš padarau tave stipresniu už šios aplinkybės. Aš darau tave pajėgiu tam pasipriešinti. Aš darau tave pajėgiu. Aš duodu tau dvasinę imuninę sistemą prieš bet kokį skausmą. Nuo šios dienos tu viešpatausi Jėzaus vardu. Viskas, kas buvo prieš tave, kasdien silpnės. Su kiekviena diena. Priimk tai dabar iš Dievo į savo gyvenimą, tiesiog dabar. Jėzaus vardu. Aleliuja. O mano Dieve. Aleliuja. O šventoji dvasia. Tegul niekas nejuda šią akimirką. Jėzaus vardu. Jėzaus vardu. Jėzaus vardu. Šventoji dvasia visagalė ir ji yra žemėje, žemėje, žemėje dėl tavęs. Dabar aš žinau, kad kažkas gauna galingą apreiškimą. Šventoji dvasia yra žemėje dėl tavęs, kad tau padėtų, kad pakeistų visą tavo gyvenimą, kad palaikytų tave šioje kovoje, kad tu taptum stipresnis, kad tu pažinęs Jėzų Kristų viešpatautum virš savo gyvenimo aplinkybių. Šventoji dvasia yra čia žemėje asmeniškai dėl tavęs, ji yra pasiųsta tau. Pakelk savo rankas ir pasakyk, šventoji dvasia, aš priimu tave, aš priimu tave, aš priimu tave. Ji yra pasiųsta iš trečiojo dangaus į šią žemę. Ji pati ją sukūrė. Ji buvo žmonijos kūrėja ir ji dabar yra čia žemėje. Ji yra Dievas, vaikščiojantis po šią planetą. Ir ji yra čia dėl tavęs. Šiandien mes turime išsižadėti atplaidumo nuodėmės ir pasakyti, šventoji dvasia, tu esi mano Dievas. Tu esi mano Dievas. Visos aplinkybės bus po tavo kojomis. Tu esi sukurtas Dievo tam, kad viešpatautum virš trečiojo matmens ir šios žemės bei šio pasaulio aplinkybių. Tu esi sukurtas Dievo, Jis kūrė tave ir kai Jis žiūrėjo į tave, kai Jis kūrė tave vienintelį nepakartojimą originalų, Jis svajojo, kaip tu nugalėsi, kaip tu viešpatausi. Jis įdėjo į tave dalį savęs ir tu esi sukurtas kūrėjo. Ir Jis svajojo, kaip tu kursi. Šiandien šventoji dvasia yra žemėje. Jėzus Kristus sumokėjo kainą už mūsų nuodėmes. Ir šventoji dvasia atėjo tam, kad mes nuplauti Jėzaus krauju eitume per šį gyvenimą, išpažindami mūsų gelbėtojo triumfą ir pergalę bei mūsų Dievo Tėvo meilę. Dabar pakelk savo akis į dangų, pakelk savo rankas ir sakyk, Dieve, aš pažįstu tiesą, aš gyvensiu tavo šlovėje. Aš gyvensiu visiškai dėl tavęs. Aš gyvensiu ir liudysiu apie tave, apie tavo šlovę, mano Dieve. Aleliuja. Pasakyk tai dabar kartu su manimi. Pasakyk, man nėra nieko neįmanomo, nes manyje gyvena šventoji dvasia. Aš esu šventos dvasios šventykla. Aš esu visagalio Dievo šventykla. Resursas, kuris yra manyje, jis yra neribotas. Dievas gyvena manyje. Pasakyk tai sąmoningai. Dievas gyvena manyje su visais resursais, visagalybę, didybę ir šlovę. Velnias neapgaus manęs. Jo apgaulės laikas baigėsi.
Tiesiog dabar, šią akimirką, šiame susirinkime, Я вхожу в новые aš отношения. įeinu į naujus santykius su mano Dievu. Спасибо тебе, Господь. Ačiū tau viešpatie. Спасибо тебе, Дух Ačiū tau šventoji dvasia. великий. Ačiū tau didis Dieve. Aleliuja, aleliuja. Aleliuja. Чего прекраснее Nėra nieko gražesnio už tave, Dieve. нет ничего, Nėra nieko. ничего. Nieko. Спасибо тебе, Ačiū tau. спасибо тебе, Ačiū tau. спасибо тебе. Ačiū tau. Я прошу тебя сегодня об одном. Aš Господь. prašau šiandien tavęs vieno, viešpatie, kad šiame susirinkime iš savo malonės suteiktum mums suvokimą apie tavo didybę mūsų gyvenime Твоей любви, ir tavo meilę мой знак. kiekvienam iš mūsų. Боже, Dieve, pasigailėk благослови. ir palaimink. Пусть больше этот мирской Tegul pasaulio обольщение, apgaulės, суеты, tuštybės, идолопоклонства, stabmeldystės ir godumo dvasia пусть он больше daugiau не господствует. nebeviešpatauja. Пусть сегодня Твой Tegul šiandien tavo dieviškoji ramybė наполнит всю нашу pripildo visą mūsų gyvenimą. жизнь. Если ты хочешь этого, брат и Jei сестра, tu подними to свою руку. nori, broli ar sesė, pakelk rankas į jį ir pasakyk, taip viešpatė, aš to noriu. Я хочу этого, Aš to noriu. Бог мой. O mano Dieve, dėkojam tau. Ačiū tau. Давайте ему еще раз споем эту Dar песню kartą jam sugėdokime šią giesmę. Твоего каждого Tegul дня, ji būna tavo Твоего kiekvienos каждого dienos, часа прожитого. kiekvienos pragyventos valandos ir kiekvienos minutės giesmė. Šventoji dvasia, tavęs man reikia. Šventoji dvasia, tavęs aš laukiu. Да, Господь. Taip viešpatie, prisiliesk. Mano širdis atvira. Pripildyk savo jėga ir šlove. Šventoji dvasia, man tavęs reikia. Весь зал пусть поет. Дух Tegul gieda visa salė. Šventoji dvasia, tavęs aš laukiu. Prisiliesk. Mano širdis atverta. Pripildyk savo jėga ir savo šlove. Šventoji dvasia, tavęs man reikia. Šventoji dvasia, tavęs aš laukiu. Prisiliesk. Mano širdis atvira. Pripildyk. Господь наполняет. Taip viešpatie, pripildyk savo jėgą. Дух Святой. Šventoji dvasia, tavęs man reikia. В Тебе, Господь. Tik tai tavęs viešpatie, В Тебе я нуждаюсь. tik tai tavęs man reikia. Только Тебя ожидаю. Tik tavęs laukiu. Prisiliesk, mano širdis atverta. Dieve, tik tai tau atverta mano širdis. Šventoji dvasia, tavęs man reikia. O šventoji dvasia, o Jėzau, tavęs aš laukiu. Prisiliesk, mano širdis atvira. Pripildyk savo jėga ir šlove.
O šventoji dvasia, tavęs man reikia, o viešpatie, šventoji dvasia, tavęs aš laukiu, prisiliesk, mano širdis atvira, pripildyk savo jėga ir šlove. Дорогие друзья, Brangus draugai, есть только один yra tik смысл. viena gyvenimo prasmė. Это быть партнером и другом Tai būti Духа Святого. šventos dvasios bendradarbiu ir draugu. Вы должны знать, Jūs turite то, что žinoti, я сейчас говорю, kad tai, ką dabar sakau, yra labai rimta. ваша жизнь, которая Jūsų кажется вам gyvenimas, вечной здесь kuris на jums atrodo amžinas čia žemėje, один из таких же дней. vieną tokią dieną jis pasibaigs. И в тот момент, Ir ta когда akimirka, вы станете перед Богом, kai jūs atsistosite prieš Dievą, в тот момент даже, ta akimirka, net когда вы jei будете еще dar здесь, būsite на этой čia земле, žemėje, но вы будете знать, что bet уже jau пришел ваш žinosite, час. kad atėjo jūsų valanda. Друзья, в заключении Draugai, этого земного пути для вас šio не будет žemiško иметь kelio значения. pabaigoje jums nebeturės Многие reikšmės вещи, которые вы daugelis посвятили dalykų, свою жизнь, kuriems jūs pašventėte savo gyvenimą. будет иметь значение только одно. Reikšmė turės tik vieną. Это встреча с Иисусом. Tai И susitikimas значение будет su иметь только Jėzumi. одно. Ir reikšmė turės tik vieną. Вы на этой земле Ar jūs šioje žemėje совершили то, padarėte tai, что Он ожидал. ko jis iš jūsų laukė? Братья и сестры, Broliai ir seserys, visą savo gyvenimą reikia pašvęsti вы Dievui. должны знать, Jūs turite этот žinoti, бег, он пройдет. šios lenktynės pasibaigs ir mes stosime prieš jį. Šventoji dvasia dabar yra И čia. знаете, что самое Ir žinote, удивительное? kas nuostabiausia? Он Бог. Jis yra Но Он Dievas, не пришел сегодня нас судить. bet jis netėjo šiandien mūsų teisti. Jis neverčia mūsų jam paklusti. Он не заставляет Jis нас neverčia его mūsų любить. jo Он mylėti. не заставляет Jis neverčia нас mūsų отдавать ему свою atiduoti жизнь, jam savo gyvenimus, проповедовать Евангелие, skelbti жертвовать, Evangeliją, делать его дело. aukotis, Он не заставляет atlikti jo нас. darbą. Jis neverčia mūsų to daryti. Это наш выбор. Tai mūsų Если мы pasirinkimas. сделаем неправильный Jeigu выбор, то это наш padarysime неправильный neteisingą выбор. pasirinkimą, tai bus mūsų neteisingas pasirinkimas. Ir gyvenimo pabaigoje nebegalėsime atsukti laiko atgal. Viskam yra savo laikas. Когда нужно Ir tai yra tas отдать laikas, силы для пробуждения. kai reikia visas jėgas atiduoti dėl prabudimo ir žmonių sielų išgelbėjimo. Kai pats Dievas atvėrė šias duris ir geležinė uždanga krito sovietiniai erdvėjai. Sovietų sąjungos laikas baigėsi. Dabar yra metas, kai Jėzaus Kristaus Evangelija turi plisti per pasišventusius žmonės, kurie tai suvokia. Brangus draugai, mes su jumis esame tie žmonės, kurie save pristatome Dievui ir sakome, Viešpatie, tu taip turi pasakyti. Aš nenoriu būti apgautas, nes kai ateis 60, 70 ar 80 metų amžius, nebegalėsiu padaryti tai, ko galiu padaryti, būdamas 30, 40 ar 50. To laiko nieks negalės kompensuoti, net Dievas. Jis viskam paskyręs savo laiką. Nesutelk savo dėmesio į tai,
kas vyksta dabar. Žinok, kad tai, ką sakau, išsipildys tavo gyvenime. Vieną dieną tu atsistosi prieš Dievą. Jeigu šiandien tu jį karštai myli, jei esi visiškai atsidavęs Kristui, jei visą savo gyvenimą paskyrei tarnavimui jam, aš noriu tau pasakyti, mano draugė, tau nėra ko bijoti. Tu gali išsiskirti su šiuo gyvenimu, kad ir dabar. Ir jei šiandien tave nužudytų, jei šiandien mirtum, jei šiandien tavo širdis sustotų, aš sakau tau tiesiai, tau nėra ko bijoti. Pats Jėzus apkabins tave ir pasakys, tu esi mano draugas. Čia žemėje tu buvai mano žmogumi. Tu buvai mano žmogus. Šiandien užduok savo klausimą, brangus žiūrove. Šį klausimą reikia užduoti laiku, ne tada, kai jau bus per vėlu. Kieno tu žmogus? Kieno tu žmogus? Tu turi būti Dievo žmogumi šioje žemėje. Viešpatie palaimink. Palaimink. Dieve, meldžiu tavęs. Uždek prabudimą NVS šalyse. Uždek viešpatie prabudimą NVS šalyse. Mes meldžiame tavęs, prašome ir maldaujame tavęs viešpatie, uždek prabudimą. Prabudimo ugnį. Uždek ją viešpatie. Dieve, te pasireiškia tavo didi šlovė šioje žemėje. Te pasireiškia tavo gailestingumas. Te būna taip. Amen, amen, amen. Atiduokite jam didžią šlovę. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Prisiliesk. 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 Dieve mano, Dieve mano. Dar atiduokime Dievui šlovę. Kalbėdamas apie ketvirtąjį išmatavimą, noriu jums pasakyti, kad mes suprantame, jog Dievas, kaip visagalis Dievas, gali veikti mūsų gyvenime. Tačiau kaip taip vyksta, sužinome tik dabar, pakeitę savo mąstymo vaizdinius, nes šventoji dvasia turi savo kalbą. Šventos dvasios kalba tai koncentruoti regėjimai ir vaizdiniai mūsų mintyse. Kodėl tai vyksta? Šiandien norėčiau jums šiek tiek apie tai papasakoti. Pirmiausia, turite suprasti, kad žmogus turi sąmonę ir pasąmonę. Ar esate pasirengę mokytis? Jei taip, pamojuokite man ranką. Taip pat ir eteryje. Ačiū. Paklausykite. Žmogus turi sąmonę ir pasąmonę. Ir reikia suprasti, kas tai yra. Kartais bažnyčioje nesame prie to pratę. Išmokstame maldą Tėve mūsų ir manome, kad tai jau aukščiausias dvasinio augimo taškas. Tačiau taip nėra. Yra ištisas pažinimo kelias, į kurį reikia gilintis. Biblija nėra vien istorinė knyga, tai mokymas, kuris turi tapti gyvas tau. Amen. Taigi, kad mūsų gyvenime kažkas pasikeistų, turime žinoti, kad egzistuoja žmogaus sąmonė ir pasąmonė. Reikia suprasti vieną dalyką. Kas yra pasąmonė? Pasąmonė tai žmogaus dvasia. Įsivaizduokite, kas vyksta. Pasąmonė tiesiogiai susijusi su dvasiniu pasauliu, nes ji yra jo dalis. Tai, kas yra žmogaus viduje, jo pasąmonėje, tai lemia, kas vyks jo gyvenime. Draugai, pasąmonė ir tai, kas joje įdėta, kontroliuoja mūsų gyvenimą. Jei žmogaus pasąmonėje įrašyta, kad jis yra ligonis, tai nesvarbu, kiek jis gydysis, ligos vėl grįš.
Ypač lėtinės chroniškos lygos. Kas tai yra? Tai pasąmonės lygos, ne fizinės lygos. Nes fizinis kūnas, draugai, jis nuolat atsinaujina. Dievas į jį įdėjo gebėjimą gyti ir atsistatyti. Ir jei žmogus šiandien susirga, jis gali pasveikti. Tai normalu. Bet kodėl lieka chroniškos lygos? Todėl, kad labai dažnai demonai puola žmogų, remdamiesi tuo, kas yra jo pasąmonėje. Tam tikrų dalykų materializacija tavo gyvenime vyksta dėl to, kas yra tavo viduje. Žmogus gali būti ligotas savo viduje. Todėl išsigydęs vieną lygą jis įgyja kitą. Išgydęs 5. lygą jis net nesusimasto, kad viskas kartojasi ir staiga atsiranda kita. Yra žmonių, kurie visą gyvenimą nuo kažko gydosi. O viskas, ko tokiam žmogui reikia, tai sužinoti apie šį apreiškimą, kad žmogaus pasąmonė gali jį laikyti vergijoje arba pergalėje. Ir jūs turite suvokti tokius dalykus, apie kuriuos dabar kalbu. Jei žmogus yra pažeistas asmeninių santykių srityje, jei jo pasąmonėje, jei jo pasąmonėje įsitvirtinęs vienišumo jausmas arba nesėkmė santykiuose, jei jo gyvenime nuolat kartojasi atstumimas ir nepasitenkinimas ir taip toliau, tuomet supraskite, jei tai yra viduje, net jei jis susipažins su pačiais geriausiais žmonėmis šioje žemėje, jis vis tiek liks vienišas. Ir net jei toks žmogus susituoks, ar mergina ištekės, ta problema liks net šeimoje. Ir paskiau vyras ir žmona gyvena kaip svetimi žmonės. Ką daryti žmogui? Kaip Dievas gali mums padėti? Būna mes nepakeitę savo pasąmonės ir nežinodami, kaip tai padaryti, meldžiame Dievo pagalbos. Tačiau, kadangi patys liekame tokie patys, Dievas šventoji dvasia neveiks už ribų to, kas yra tavo pasąmonėje. Jei žmogus viduje yra vargšas, jis viduje vargšas, ir Biblijoje patarlių knygoje apie tai daug kalba Saliamonas. Ir jisai kalba apie tai, kad žmogus yra vargšas viduje. Ką jis bedarytų, jis liks vargšas. Reikia kažką pakeisti viduje. Pirmiausia, reikia būti, kad vėliau galėtum daryti. Pirmiausia, reikia būti kažkuom. O tai, kas tu esi, tai susijęs su tavo pasąmonė. Ten slypi paslaptis, kas tu iš tikrųjų esi. Ar išgirdote mane? Štai kodėl Jėzus atėjo pas Simoną ir sakė, tu esi Simonas. Jis buvo Simonas savo dvasioje ir pasąmonėje. Bet Jėzus tarė, nuo šiol tu jau ne Simonas, tu Petras, tu uola. Simonas reiškia nendrę. Taigi, žmogus nežino savo tikrojo vardo, savo tikros tapatybės. Jis mato save vienaip ir yra taip susiformavęs savo viduje, kaip nendrė. Jokūbas reiškia apgavikas, gudruolis. Jis toks buvo savo dvasioje. Tačiau Dievas jam sako, nuo šiol tavo vardas Izraelis. Ir čia kalbama ne apie išorinį vardo pakeitimą, kalbama apie tapatybės pakeitimą pasąmonėje. Apreiškimo knygoje Jėzus apie tai kalba 2-3 skyriuose. Aš duosiu jam naują vardą. Ką daro Dievas? Jis nori pakeisti tave pasąmonės lygmenyje, tačiau tu turi žinoti, kaip tai veikia. Jei tu to nežinai, tau gali visą gyvenimą kovoti su ta pačia problema ir niekada nepasiekti sėkmės. Bet jei žinai, kaip tai daryti, tai yra svarbiausias klausimas. Tu gali pasiekti neįtikėtinų pergalių. To, kas neįmanoma. Su Dievu galima pasiekti tai, kas atrodo neįmanoma. Dievas nėra apribotas. Galbūt paklausai, kodėl tada atrodo, kad jis apribotas? Todėl, kad tu jį apriboji. Dievas veikia pagal žmogaus tikėjimo saiką. Vieno žmogaus tikėjimo apimtis didelė, todėl jo gyvenime vyksta dideli stebuklai. Kito tikėjimas mažas arba jo visai nėra. Tikėjimo dydis priklauso nuo to, kas slypi mūsų viduje, mūsų pasąmonėje.
понимали, kad suprastume, kas su mumis vyksta ir kaip į pasąmonę patenka neigiami dalykai. Pirmiausia, tai turime suprasti, kad visa tai dažnai prasideda vaikystėje. Vaikas girdi tam tikrus žodžius, mato tam tikrus dalykus, patiria įvairias situacijas. Visa tai gali būti įrašyta jo viduje. Vėliau paauglystėje, mokykloje ar kitose aplinkose žmogus patiria įvairius išgyvenimus iš bendramžių pusės. Kartais tai būna skaudus ar neigiami išgyvenimai ir visa tai taip pat gali įsitvirtinti žmogaus viduje. Po to ateina pirmoji santykių patirtis. Įsidėmėkite, pirmoji meilės ar santykių patirtis labai giliai įsiskverbia į žmogaus dvasią. Daugelis žmonių to nesupranta. Vaikinai ir merginos nežino, kad būtent tuo metu jie yra labai atviri tam, kad tam tikri dalykai patektų į jų pasąmonę. Tačiau visą tai galima pakeisti. Reikia tik žinoti kaip. Mūsų pasąmonė galima vadinti subjektyvusis protas, o sąmonė objektyvus protas. Tai ta mūsų dalis, kuri mąsto, analizuoja ir daro išvadas. Paklausykite, kai tam tikra mintis daug kartų kartojasi mūsų galvoje, ji formuojasi tam tikrą vaizdinį. Mes prie jos priprantame ir priimame ją kaip tiesą. Tuomet ši išvada persikelia į mūsų dvasią, į pasąmonę. Pasąmonė nesprendžia, ar tai teisinga ar klaidinga. Jei mūsų protas priėmė tai kaip galutinė išvada, galite įsiminti tai visam gyvenimui. Jei mūsų protas priėmė tai kaip galutinė išvada, mūsų dvasia tai priima kaip tiesą. Ir vėliau būtent tai pradeda veikti mūsų gyvenime. Jei mūsų protas prieina prie išvados, kad visi turtingi žmonės yra blogi, turtingi žmonės yra nusikaltėliai, būti turtingam yra blogai. Kai žmogus priima tokią išvadą, jis net nepastebi, kaip tai persikelia jo pasąmonę. O pasąmonė tai priima kaip tiesą. Ji nesvarsto, ar tai teisinga. Ji tiesiog pradeda veikti pagal šią programą. Todėl, kai toks žmogus vėliau nori klestėti, uždirbti daugiau, gauti geresnį darbą, nusipirkti automobilį ar pradėti verslą, tavo pasąmonė susijusi su dvasiniu pasauliu. Kažkas mane suprantate? Dvasinis pasaulis, tai yra ketvirtas išmatavimas, kontroliuoja trečią išmatavimą ir prižiūri, kad viskas išsipildytų tai, kas yra tavo viduje. Todėl, jei tu viduje esi vargšas, tau nepavyks gauti paaukštinimą, tau nepavyks pradėti verslą, tau nepavyks pakeisti viską gyvenime, net jei tau duos pinigų, dėl vienokių ir kitokių priežasčių tu gali juos prarasti, nes pasąmonė yra programa, pagal kurią veikia žmogaus gyvenimas. Mūsų protas yra labai svarbus dalykas. Daugelis žmonių to nesupranta. Paklausykite, mūsų protas yra kūrybinė laboratorija. Jis turėtų veikti kartu su šventąja dvasia. Pasakykite amen. Tačiau, kadangi anksčiau to nežinojome, galėjome mąstyti apie bet ką. Kas nors galite pripažinti tai. Neigiamos mintis, blogos emocijos, pesimizmas, mums nepavyks, nieko neišeis, mes galėjome taip kalbėti, taip mąstyti. Tik dabar pradedame suprasti, kokią įtaką tai daro. Prisipažinsiu jums, aš taip gyvenu jau 10 metų. Prieš 11 metų mano gyvenimas buvo kitoks. Aš daug galvojau apie neigiamus dalykus. Manyje buvo daug baimės, daug negatyvo. Ir visa tai atsispindėjo mano gyvenime. Tik tada, kai sužinojau apie vadinamą ketvirtą išmatavimą ir supratau, kad reikia mąstyti kitaip, kad reikia svajoti, kad Dievas susitinka su žmogumi svajonių teritorijoje, tik tada mano gyvenimas pasikeitė tarsi sprogimas. Taigi paklausykite. Žmogus turi kūną. Ar žinote, kad yra mūsų aš? Pasakykite aš. Tai mūsų dvasinė esmė. Ir žmogus turi taip pat kūną. Pažiūrėkite, ką dabar jums parodysiu. Jūs būsite nustebinti. Žiūrėkite. Žiūrėkite į mano delną. Aš dabar priimu sprendimą. Priimu sprendimą suspausti delną į kumštį. Žiūrėkite. Ir suspaudžiau. Atrodo paprasta. Dabar paimkite savo ranką. Nieko nedarykite. Ir dabar kartu su manimi priimkite sprendimą. 1, 2, suspausti ją į kumštį. 1, 2.
Žiūrėkite, так решили. jūs Вот taip делаете. nusprendėte Amen. ir jūsų kūnas taip daro. Это мощно. Taip, tai stipru. Я мог бы сейчас решить Aš galėčiau отжаться dabar от этих, nuspręsti 10 kartų atsispausti, но я не буду. bet to nedarysiu. Если даже я захочу такой Jei пример, norėčiau я позову parodyti tokį pavyzdį, pakvieščiau ką nors kitą. тебя. Так вот послушайте, Taigi paklausykite. это очень интересно, что Labai моё, įdomu, tai kad mano оно aš дает приказ. duoda komandą kūnui, Это o ещё не kūnas я. Это nėra костюм. mano tikrasis Если aš. сегодня по какой-то Tai yra mano причине у меня не kostiumas. станет руки, Jei šiandien я dėl kokios по-прежнему nors полноценный priežasties есть. netekčiau rankos, aš vis tiek likčiau pilnavertis žmogus, А ar теперь ne taip? посмотрите такую вещь. Вот Dabar просто интересно. pagalvokite apie dar vieną Очень dalyką. важный Tai момент labai для того, чтобы svarbu. вы его поняли. Во-первых, Ar žinote, вы знаете, что я могу kad взять galiu и свое тело, treniruoti savo kūną ir pagerinti jo fizinę так или formą? нет? Могу Ar заниматься. galiu? Galiu Я люблю sportuoti. ходить в спортзал. Man patinka lankyti sporto salėje, aš treniruojuosi, Но теперь смотрите, man tai в patinka. этот момент, Tačiau вот dabar сейчас, atkreipkite вы были со мной dėmesį здесь, iš как tai, ką. телезрители. Я, оказывается, Pasirodo, это не моё тело. kad aš nesu savo А теперь подумайте kūnas. о нашем разуме. Dabar pagalvokite apie Ведь mūsų мы protą. думаем, что наше «я» — это Dažnai manome, kad mūsų aš yra mūsų protas. Давайте Tačiau сейчас все sakau вместе, jums, все вместе padarykime kartu примем решение. Вот через одну, eksperimentą. там, Visi kartu priimkime sprendimą. подумать. Po kelių sekundžių pagalvokime apie savo šeimą. Раз, два, три. 1, 2, 3, 4, 5. Думаешь, Pagalvojate, кто подумал о своей семье? kas pagalvojo apie savo šeimą? Так получается, твое «я», оно Taigi, приказало kas разуму. įvyko? Jūsų aš davė nurodymą protui. И он думает о том, Ir что protas хочет pradėjo galvoti apie tai, твое «я». ką Твой jam разум — nurodė это jūsų тоже не aš. твое «я». Vadinasi, jūsų protas taip pat nėra jūsų tikrasis aš. Ar suprantate mane? Моё тело Dabar paklausykite. Mano kūnas и мой разум ir mano — это protas инструменты, yra įrankiai, kuriais naudojasi tikrasis aš. это дух. O aš esu dvasia. Mano И вот esmė теперь yra послушайте, dvasinė. точно так, как я Ir štai могу dar vienas svarbus развивать dalykas. своё тело, Lygiai taip а pat, могу kaip его galiu не lavinti развивать. savo kūną arba Точно jo так, как я nelavinti, могу сегодня lygiai taip соблюдать pat, kaip диету, galiu laikytis к примеру, dietos, правильное питание, pavyzdžiui, ходить в sveikai спортзал, maitintis, дышать sportuoti, свежим воздухом kvėpuoti и gerų привести orų своё тело в лучшую ir форму. stiprinti Точно savo так я fizinę могу būklę, делать со lygiai своим taip pat разумом. galiu И daryti есть su люди, savo которые protu. своё Ir yra тело, они žmonės, запустили kurie полностью. apleido Оно savo полно kūną. проблем и болезней. Jis pilnas Точно так problemų ir люди lygų. запускают Lygiai свой taip разум. žmonės разум, apleidžia Друзья, savo это protą. очень важный O protas, draugai, инструмент в labai твоих svarbus руках. įrankis Ты jūsų можешь rankose. на самом деле Jūs iš tikrųjų приказывать твоему galite разуму, įsakyti о savo чём-то protui думать apie и kažką о galvoti чём-то ir не apie думать. kažką Мы negalvoti. раньше жили, и Mes наш разум, anksčiau он делал gyvename всё, что taip, хотел. kad mūsų Он был protas darė бесконтрольный. viską, ką Вы norėjo. когда-нибудь Jis видели buvo людей, вот, nekontroliuojamas. например, Ar я kada nors служил несколько matėte лет в доме žmonių, štai инвалидов pavyzdžiui, и aš престарелых. keletą metų И там, tarnavau знаете, люди, neįgaliųjų ir которые senelių реально, namuose. они Ir ten, так žinote, žmonės iš страдают, tiesų у них labai получается kenčia. нет Jiems координации. pasirodo nėra Нет koordinacijos, движений. nėra Руки judesių выкручены, koordinacijos. они делают Tai yra всё, что rankos хотят, эти руки išsikraipiusios, долгие, jos они daro могут viską, ходить и ką так nori, далее. tos И rankos, я вам хочу kojos, сказать, что jie это negali бывает с телом. vaikščioti ir taip Чтобы вы toliau. знали, Ir что aš noriu без jums pasakyti, учения kad о tai четвёртом būna su kūnu. измерении очень часто у Bet kad человека то же žinotumėte, be самое с mokymo разумом. apie ketvirtąjį išmatavimą, labai dažnai žmogui tas pats vyksta ir su protu. Protas tiesiog galvoja bet ką. Žmogaus prote gali būti patys baisiausi, neįgimi, nenormalūs vaizdiniai. Kaip kartą važiavome automobiliu, man sako mano padėjėjas. Sako, įsivaizduok anksčiau, kai apie tai nežinojau, važiuoju automobiliu ir mano galvoje tiesiog sukasi vaizdai, kaip aš atsitrenkiau, kaip sudūštų visokie momentai. Pasakykite sąžininkai, kam tai buvo? Daugeliu tiesa. Kodėl? Todėl, kad mes nežinojame. Tai vadinama protu, kuris visiškai nevaldomas, nėra jokios koordinacijos. Tai yra, tu matai vaizdinius. Žmonės mato vaizdinius, pavyzdžiui, aš kalbuosi su viena moterimi, jis sako, aš jau kartais matau, kaip mano vyras mirė, man baisu, man bloga. Kodėl tu tai matai? Todėl, kad protas visiškai nekontroliuojamas. Draugai, dabar sakau jums taip, kaip yra.
Įsidėmėkite. Бесы и демоны Demonai ir используют piktosios наш dvasios разум, naudojasi чтобы mūsų внедриться protu, kad per protą įsiskverbtų į mūsų gyvenimą. Разум, запиши себе, Protas, запомни, užsirašyk это savo поле ir битвы. prisimink visam gyvenimui, yra mūšio laukas. Ir tavo protas turi būti pavaldus tau. Tu turi jam įsakinėti, apie ką tau galvoti. Kad ir koks liberalus atrodytum kam nors, savo viduje turi būti konservatyvus žmogus savo mąstyme. Tu turi būti žmogus, kuris niekada neleis savo mintims nukrypti ne tą kryptimi. Tu turi viską matyti aiškiai. Ir tu turi išlaikyti šį vaizdinį. Tu turi išlaikyti šį lygį. Tu turi išlaikyti šią mintį. Ar kas nors mane šiandien čia supranta ar ne? Gyvenimo ketvirtajame išmatavimo paslaptis, draugai, yra būtent čia. Tu turi žinoti, kad šventoji dvasia bendradarbiauja remdamasi tavo mintimis, remdamasi tuo, kas yra tavo galvoje. Kai žmogui atsiranda neigiamas vaizdinys, pavyzdžiui, oi mano vaikui kažkas atsitiks ir žmonės pradeda taip matyti, jie mato paveikslą. Jeigu vaikas kažkur užtruko, jeigu dar kažkas, jo nėra, jie jau viską įsivaizduoja, į telefoną neatsako, oi, jam kažkas atsitiko, kam tai buvo, pasakykite atvirai. Ir paveikslas. Įsidėmėkite, jeigu paveikslas kartojasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kartų, po to tas paveikslas išsipildys, nes tas paveikslas tampa jau koncentruotų vaizdinių pasikartojančią mintimi, kuri neišvengiamai turi materializuotis, nes ji pereina į žmogaus pasąmonę, o pasąmonė tai dvasia. Tai tavo užsakymas. Tu turi tai suprasti šiandien. Mums visiems reikia suprasti, šventoji dvasia yra šviesa, joje nėra jokios tamsos. Žmonės net savo galvoje, savo prote apie Dievą galvoja neigiamus dalykus. Tu pasakysi, na jau, žinoma, jie galvoja, Dievas mane nubaus. Dievas manęs nemyli. Dievas jau mane nurašė. Jis man jau neatleis. Ir žinote, tomis akimirkomis, kai žmogus taip galvoja, jis tarsi sako, Dievas nėra šviesa, jame vis dėlto yra truputis tamsos, jis toks pats kaip aš, jis toks pats kaip mano viršininkas, jis toks pats kaip kažkas, ką pažįstu. Ne, draugai, prote, kai pradedi mąstyti iškreiptai, Dievas atsitraukia. Įsidėmėkite, parašyta, kad žmonės garbins Dievą dvasioje ir tiesoje. Tiesos dvasia, kaip sakoma, Jėzus kalba apie šventąją dvasią. Tai reiškia visur, kur galvoje yra iškreiptos sampratos, jūs turite tai dabar išgirsti. Visur, kur yra neteisingas supratimas, iškreiptas, religinis, kažkoks klaidingas supratimas, ten niekada nebus šventosios dvasios, nes ji yra tiesos dvasia. Ir tik tada, kai pradedate mąstyti taip, kaip mąsto ji, prasideda šventosios dvasios veikimas tavo gyvenime. Taigi, brangieji, paklausykite. Mintyse mes galime daug kartų kartoti tam tikrą vaizdinį mintį, laikyti ją. Ir tai pradės ateiti mūsų dvasiai, mūsų pasąmonę. Tai labai svarbus momentas, apie kurį dabar kalbu. Jūs turite tai suprasti. O dabar pažiūrėkite. Pirma, mes pašaliname viską, kas neigiama, iš savo proto. Mes turime tai pašalinti. Mes turime tam pasipriešinti. Tema, apie kurią mokysiu vėliau, yra mūsų jausmų tema, bet dabar kalbu tik apie tai. Antra, mes pradedame mąstyti taip, kaip to nori Dievas. Mes pradedame matyti savo gyvenimą naujai. Žinote, yra toks terminas kaip kanva. Apie ją kalba daktaras Jongičio. Kanva tai medžiaga, ant kurios išsiuvinėjamas tam tikras raštas. Ar galima parodyti kanvą? Štai pavyzdžiui kanva. Įsivaizduokite, kad kanva tai medžiaga, ant kurios išsiuvinėjamas raštas. O mūsų pasąmonė, kad suprastumėte, yra tokia kanva. Tarsi mūsų viduje būtų dvasinė medžiaga, ant kurios išsiuvinėjamas tam tikras raštas. Ir štai pavyzdžiui, jeigu žmogus mato tam tikrą vaizdinį, anksčiau ar vėliau jis išsiuvinėjimas jo pasąmonėje. Jis gali net nesugebėti to sukontroliuoti. Ir kai tai jau išsiuvinėta, visa tai, kas išsiuvinėta pasąmonėje, šioje mūsų pasąmonės kanvoje, būtinai valdys mūsų gyvenimą. Ir pavyzdžiui, jeigu žmogaus kanvoje išsiuvinėta problema, vadinasi, bus problema. Jeigu jis pakeičia šią problemą, tai yra, jis pradeda dirbti su savo pasąmonė tam, kad tai pakeistų. Galima kitą paveikslėlį. Štai pažiūrėkite. Štai
prašom. Tai yra žmogus pradeda dirbti tam, kad viską pakeistų. Tai yra tai, ką šiandien daro kiekvienas tikintysis, kuris pradeda pažinti mokymą apie ketvirtą išmatavimą, kuris šiandien yra užsiregistravęs, kuris šiandien gauna pamokas. Tai yra tai, ką aš darau, šiuo atveju kaip treneris, aš padedu žmogui šiame siuvinėjime, šiame naujame siuvinėjime, kad žmogus tiesioginė prasme perrašytų save iš vidaus, kad savo pasąmonės kanvoje jis jau nupieštų šiuos raštus laimės, pergalės, džiaugsmo, sveikatos, palaiminimo. Prašom, galima dar pakeisti paveikslėlį. Ir štai prašom, jau išsiuvinėtas vaizdinys. Ir kai šis vaizdinys, pažiūrėkite, yra išsiuvinėtas, štai visa tai, ką dabar matote ekrane, štai ką jūs matote šioje kanvoje, štai visa tai, ką matote, įsivaizduokite, žmogus visą tai patirs savo gyvenime. Ir paklausykite toliau. Pas jį galbūt ateis kokios nors problemos, ateis išbandymai, demonai, piktosios dvasios, ir žmonės, ir pikti žmonės, ir visokiausi dalykai ateis. Bet žinote ką? Jeigu visa tai yra įsiūta jo pasąmonės kanvoje, noriu jums pasakyti vieną dalyką. Viskas vis tiek ateis būtent į šį vaizdinį. Vis tiek viskas bus būtent taip. Viskas grįž būtent prie šio vaizdinio. Ir taip turi būti, draugai. Ir mane stebina tai, žinote, kokia man laimė šiandien. Grigorijau Pavlovičiau, sveikinu jūs. Nemačiau jūsų. Sveikinu. Džiaugiuosi jūs matydamas. Ir žinote, kokia man laimė, nuo kurios kartais net drebu. Rimtai. Aš tiesiog šokinėju iš džiaugsmo dėl to. Aš tiesiog žinau, kad kiekvieną dieną galiu siuvinėti augimą. Galiu siuvinėti dalykus, kurių mano gyvenime niekada nebuvo ir niekada nebūtų buvę, bet kadangi aš apie tai sužinojau, jie neišvengiamai bus. Ir velnias verkia. Ir rauda. O aš sakau, o aš viską jau žinau. Tai, kas buvo kažkada įdiegta, supranti, Paša, tai, kas buvo įdiegta kažkada seniai. Serioža, ar supranti tai ar ne? Tai istorija. Visą tai galima pakeisti. Bet aš laimingas dėl to, ir tu turi būti laimingas, kad šiandien galima kiekvieną dieną šventos dvasios siūlais siuvinėti. Siuvinėti. Šiandien, šiame pamoksle, nenoriu dar baigti, o noriu jums pasakyti kažką svarbaus. Ir patariu kiekvienam būti labai labai atidžiam, nes tai labai svarbus momentas. Ir štai paklausykite. Mes atsiversime šventą raštą ir rašte yra labai įdomių dalykų. Žinote, labai įdomių. Biblija šlovė viešpačiui. Jeigu jį atsiveria, tada pradedi kažką suprasti. Žiūrėkite, aš jums visko neskaitysiu, aš jums pasakysiu Jono Evangelijos 14, 15 ir 16 skyriuose kalbama apie šventąją dvasią. Ir kai Jėzus kalba mokiniams apie šventąją dvasią, jis kalba taip, kad aišku, jog mokiniai iki galo visai nesupranta, apie ką eina kalba. Jis jiems aiškina tam tikromis užuominomis, sako, ateis guodėjas, ateis mokytojas, jis papasakos apie mane ir taip toliau. Toliau sakoma, kad kai Jėzus prisikėlė, stovėjo mokiniai ir jis priėjo prie jų ir parašyta, kad papūtė į juos ir pasakė, priimkite dvasią. Ir jie priėmė dvasią rašto supratimui. O dabar klausykite toliau. 1 apaštalų darbų skyrius. Ir čia sakoma, 4 eilutė. Ir surinkęs juos, jis įsakė jiems, nepasišalinkite iš Jeruzalės, bet laukite tėvo pažado, apie kurį girdėjote iš manęs. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąja dvasia. Brangus draugai, man kyla klausimas. Aš galvoju, kaip man perrašyti šią kanvą, kaip man išardyti visus siūlus, kurie ten buvo, kurios galbūt vaikystėje kažkas paėmė ir kažką pasakė į mano gyvenimą ir tai ten tiesiog įsispaudė, pralaimėjimo raštas kokioje nors srityje. Kaip man tai padaryti, kad ten užrašyčiau naują raštą? Ir aš jums pasakysiu vieną dalyką. Vieną labai įdomų dalyką. Visą tai reikia daryti su šventąja dvasia. Tai paslaptis.
Это нужно делать. Tai reikia daryti su šventaja dvasia. O dabar žiūrėkite. Jėzus jiems sako, Не отлучайтесь из Иерусалима. nepasišalinkite iš Jeruzalės, bet laukite tėvo pažado. И потом говорит, Ir po to sako, Jonas krikštijo vandeniu, o jūs būsite pakrikštyti šventąją dvasia. 6 eilutė. Prašau jūsų dėmesio. Todėl jie susirinkę draugėn klausė jo, sakydami, viešpatie, ar ne šiuo metu tu atkursi Izraelio karalystę? Dabar gerai įsigilinkite. Tiesiog įsigilinkite. Mokiniai, kurie buvo visai šalia Jėzaus, jie iš tikrųjų visiškai nieko nesuprato. Jie manė, kad Jėzus yra politinė figūra, kuri dabar nuvers Romos imperiją ir taps karaliumi vietoje to imperatoriaus, kuris tuo metu valdė. Ir žinote, draugai, kas stebina, jie matė prisikėlusi Jėzų Kristų. Bet dabar dėmesio, jie negalėjo nieko suprasti, nes dar nebuvo atėjusi šventoji dvasia. Įsivaizduokite, be šventosios dvasios Jėzus iki 30 metų nepadarė nei vieno stebuklo ir nepasakė nei vieno pamokslo. Be šventosios dvasios mokiniai, būdami šalia Jėzaus ir ne šiaip šalia Jėzaus, o šalia prisikėlusio Jėzaus, kuris buvo prisikėlęs iš numirusių, kuris jau stovėjo prieš juos naujame kūne, jie visą tai matė ir vis tiek nieko nesuprato. Brangus draugai, paklausykite manęs. Be šventosios dvasios žmogus šiame gyvenime nieko nesupranta. Ar kas nors dabar supranta, apie ką aš kalbu? Be šventosios dvasios tu nežinai, kuo tau tikėti, tu nežinai, ko tau reikia. Visi sprendimai priimti ne šventojoje dvasioje po daugelio metų gali pasirodyti tiesiog sprendimais, kuriuos tau pakišo velnias ir kurie tiesiog sugriaus tavo gyvenimą, nes tu manėjai, kad tai buvo gera. Tačiau šventojoje dvasioje, tik joje visada bus tas sprendimas, kurio tau reikia. Aš šiandieną galiu matyti vaizdinius, bet tik tada, kai pradedu kurti kartu su šventąja dvasia. O dabar žiūrėkite. Jis jiems sako, ne jūsų reikalas žinoti laikus ar terminus, kuriuos tėvas nustatė savo valdžia, bet jūs gausite jėgos, kai ant jūsų nužengs šventoji dvasia ir būsite mano liudytojai Jeruzalėje, Judėjoje, Samarijoje ir iki žemės pakraščių. Taigi žiūrėkite, pradžioje 4 eilutėje jis sako, nepalikite Jeruzalės, bet laukite šventos dvasios. Tačiau kai ateis šventoji dvasia, tada eikite iki žemės pakraščių. Taip yra ir mūsų gyvenime, draugai. Kai pradedu judėti 4 išmatavime, man svarbiausia yra šventoji dvasia. Be jos aš nepradedu. Žmonės man užduoda dažnai klausimus. Gaunu klausimą ir jie sako, o kaip nustatyti tikslą, o kaip padaryti tą ar kitą. Ir kai klausais klausimų, kuriuos žmonės užduoda ir tikslų, kuriuos jie turi, supranti, kad žmonės tiesiog kūniškai bando naudoti 4 išmatavimo dėsnį, bet tai nėra tai, ko tau reikia. Ir kas nors į tai pasakys, amen. Būtinai reikia sulaukti momento, kad kartu kurtum su šventąja dvasia. Žinote, draugai, kaip aš apskritai darau? Mano gyvenime yra daug sričių ir kiekvienoje iš jų noriu kurti tik su šventąja dvasia. Tikėt, matyt, kurti. Ir čia sakoma, kad ateis šventoji dvasia ir jūs būsite liudytojai. Antras skyrius, nužengia šventoji dvasia ir Petras pradeda pamokslauti. Tas pats Petras, kuris pirmajame skyriuje net neįsivaizdavo, apie ką kalbama, jis kalbėjo apie laikus ir terminus, kalbėjo apie Izraelio karalystę. Tačiau antrajame skyriuje, kai nužengia šventoji dvasia, apaštalas Petras viską visiškai supranta. Jis pamokslauja, įvyksta masinė žmonių atgaila. Prieš ateinant šventai dvasiai, Petras, paklausykite, kai priejo tarnaitė ir pasakė, tu buvai su Jėzumi, jis išsigynė Jėzaus Kristaus. Tačiau, kai nužengė šventoji dvasia, tas pats Petras antrame skyriuje atsistojo prieš visus žmonės ir pasakė, jūs nukryžiavote, paskaitykite su manimi vieną akimirką, tai tiesiog labai įdomu. Ir čia sakoma, pažiūrėkite.
Он прежде сказал о Jis воскресении iš Христа anksto и так kalbėjo далее. apie Kristaus Он говорит, prisikėlimą ir taip Бог toliau. Ir воскресит štai вместе sakoma, Христу. šį Jėzų Dievas prikėlė, 33 eilutė. Tam visi mes esame liudytojai. Ar galite įsivaizduoti, jis kalba būtent apie Jėzų Kristų. Jis kalba taip galingai. Jis jau nieko nebebijo. Aš noriu jums pasakyti. Mes visi visada būsime pačiame žemiausiame savo gyvenimo lygyje, jeigu nepažįstame šventosios dvasios. Tačiau kai tik pradedame ją pažinti, mes kaip Petras sieksime pačių didžiausių dalykų, pačių neįtikėtiniausių, pačių didingiausių. Ar kas nors tai pasakys amen. Ir štai šiandien noriu jums pasakyti pabaigai, draugai. Man tiesiog labai gaila, kad mes turime tiek mažai laiko, bet antrajame susirinkime aš tęsiu kalbėjimą. Noriu jums pasakyti, broliai ir seserys, mūsų pasąmonė, kanva, ant kurios išsiuvinėti raštai, šiandien turi visiškai pasikeisti. Tie raštai iš praeities, jie turi būti sunaikinti. Ir nauji raštai, kuriuos tu kartu su šventąja dvasia siuvinėsi tiesiai savo širdyje. Yra tai, kas turi pradėti vykti su mumis. Ar įmanoma pakeisti šeimos gyvenimą, sveikatą, finansus, tarnystę? Ar įmanoma? Broliai ir seserys, visa tai yra jūsų rankose. Dievas jau visą tai davė. Jėzus dabar neateis vėl mirti už mus, nes jo auka yra tobula. Jis jau padarė tai vieną kartą ir prie to jau nieko nebegalima pridėti. Jis jau viską davė mums Kristuje. Ir dabar mūsų užduotis yra pakeisti savo mąstymo vaizdinį, atsinaujinti savo proto dvasioje, įžengti į pergalės dvasią. Ir kai mes pradėsime mąstyti naujai, kai mes pradėsime įsakinėti savo protui ir jį valdyti, mūsų pasąmonėje kartu su šventąja dvasia mes pradėsime siuvinėti laimės raštus, pergalės, sveikatos, palaiminimo raštus. Ir tai yra mūsų likimas. Ir visa tai pradės ateiti pas mus. Per 1, 2, 3 metus tu pamatysi tokius pokyčius savo gyvenime, tu pamatysi ne tiesiog pokyčius, tu pamatysi naują gyvenimą. Brangus Viešpatie, aš prašau tavęs tiesiog dabar. Savo gailestingumu paliesk. Dieve, mums reikia pasikeitimo, kuris turi įvykti mūsų dvasios lygmenyje. Šią dieną, Viešpatie, aš laiminu kiekvieną žmogų šioje salėje, kiekvieną televizijos žiūrovą. Viešpatie, savo gailestingumu, savo malonę pripildyk protą. Parodyk savo šlovę. Parodyk savo šlovę. Parodyk savo šlovę, Dieve. Mes norime gauti naują gyvenimą, ugdyti savo vidinį žmogų, ugdyti šios raštus mūsų pasąmonės kanvoje. Palaimink kiekvieną iš mūsų. Mes tikime pačiomis didžiausiamis pergalėmis. Ačiū tau, Viešpatie, ačiū tau, didis Dieve, šlovė tau, tebūna taip. Amen. Aleliuja.